Sveiki gyvi, mėly brangus Lietuvos žmonės. Sveikinu visus su atėjusiom kalėdom, pačiom gražiausiom metų šventėm ir. O, tai padarom. Fone kažkas matysis. Ir ką, linkiu visiems ateinančiais metais, kas gerai šituos sutikot ir ateinančiais klausyti daugiau savo širdies ir žiūrėti, kur jinai nuves. O vat man kalėdos netgi tokios vat įdomios, kaip tenka užsiiminėti tokiais dalykais, bet nuo to neina pabėgti. Ir Ernestai, sveikinu tave su gimtadieniu. čia tavo kambarys, vat. Gimtadienio proga, žinai, vat, pajunginėjau. Iš tikrųjų, buvo planas naujai viską padaryti, bet kartais taip nutinka, kad subyra planai, tai tenka gerai, kad į sąvartynę neatsidūrė senos detalės, tenka sujunginėti vėl. O aš parodysiu tada trumpai, kaip pas mus yra gražu. Saulė leidžias pamažu. Oi, lenda vėjo, kaip užmėtyti geras. Jas pataisyti. Tai va, mėly, brangus Lietuvos žmonės, Austrijoje tikra žiema ir spaudžia šaltuką naktim, po 10 kažkur vynioja, diena saulėta ir kažkur, kur nėra, buvom nuvažiavę šiandien į Silbertalį su šeimyna pasivaikščioti, tai eisiu jums parodysiu, kaip atrodo pas mus namai, ruošiamės. Tai. Čia laukiam svečiai, turi šiandien atvažiuoti. Mūsų kambariukas. Va toks, tai čia Juliau, tau linkėjimai. Tu čia jame gyvensi. Tokie vaizdai. Nu ir virtuvėlę buvo atvažiavę. Tu pavaderistai iš Panevėžio, linkėjimai jų. Tai ir domisi. Tai išbandė jie jau virtuvę šitą, nes apačioj apartamentai buvo užbukinti, tai šiukšlės reikės išsinešti. Bet viskas veikia, grindų šildymas labai faina, nusistatai kiek norim termostatą. Dabar 2.1 yra, o grindys ant 20 nustatyta. Nu ir va. Tokia pas mus virtuvėlė, vat antra. Ir trečiam aukšte dabar prie 2 kambariai bus su virtuvėlė. Ir čia reikia išjungti uždaryti. Svečiai turi neužilgo pasirodyti. Einu į antrą aukštą einam. Parodysim, kaip ten pas mus kas kalėdoms. Tai dar noriu savo mamą labai pasveikinti. Brolį, mamą. Mylą, Andželą. Jis irgi labai sveikinu. Bet mūsų čia svečiams eglutė tokia. Virtuvėlė. Das ist Österreich-Style. Ir vaizdai pro langus. Virtuvėje kur nors matėt. Tokie vaizdai, kad būtų. Taip, ką turim, tą turim. Nu, čia vat yra irgi kambariukas, perdarytas. Pavasarį čia joje konstrukcija buvo. Nu, šitą pusę vaizdas maždaug panašus kaip iš 3 aukšto. Tai va. Vaizdukiai kokie.
Tai pasirodžiau, pasigyriau ir ką lauksim, kas pas mus šią žiemą planuoja atvykti. O kas neplanuoja atvykti, tai šiaip linkėjimus jums visiems siunčiu vis tiek. Čia buvo Rasis iš Montahauso, iš Muntafų. Būk ištroškęs, elkis beprotiškai.